Labą dieną, mes esame Bražuolės stovyklavietė ir kviečiame pirmą mūsų auką, tai yra vilkiukę, kuri išsitrauks stovyklos temą pastovyklį. Perskaiti garsiai. Skalviai. Skalviai, čia bus jūsų gentis stovykloje. Taip. Ačiū labai. Toliau kviečiame vilkiuką. Mažu, ponas, prašau. Lietuviai. Tai kaip ir nieko nesikeis. Pigiai išsisukai. Gerai, paduot skaltukė. Prašau. Nežiūrim. Nežiūriu. Aš tai žiūrėsiu. Ir tai yra Jotvingiai. Jotvingiai. Labai garsi grupė tokia yra. Gentis. Reikės pasidomėti. Dėkui labai. Skautas. Skauto atstovas. Nežiūrim, rimtų veidų. Galindai. Super. Toliau eina patyrusi skautė. Žiemgaliai. Viskas aišku. Su kailiniais vaikščiosiu. Patyręs skautas, prašau prieiti prie manęs. Jums nebedaug liko pasirinkimo. Latgaliai. O, su latviais labai panašu. Gerai, tada suaugęs skutybė. Dar išmaišyti gerai. Jo, nes jų ten... Prūsai! Prūsai! Super. Labas, Tada skautė, prašau. pasižiūrėjau. Čia jau. Ko norėtumėm, mes šitų norėtumėm, bet gerai, rinkis. Ačiū, kolega. Mes būsim kuršiai. Jo, aš norėjau būti kursis, dėkui labai. Ir Mums kliuvo, Sumarvytis, mes iš žvėryno. būsim sėliai. Yra stotelė tokia. Tai va, tai išsitraukiam ir mes vasarinėje stovykloje turėsim temą, pagal kurią pastovyklės gyvens. O aš turiu klausimą, o čia reikia pasiruošti iki stovyklos pagal šitą savo gentį? Aš įsivaizduoju. Ar tiesiog žinoti? Reikia pasiruošti. Namų darbus padaryti. Ar ką daryti čia? Reikia išsiaiškinti, kaip jie gyveno, reikia apsirengti panašiai kaip jie, pasiieškoti kokių nors žodžių atitinkamų, ką valgė, atsivežti. Žodžiu, Pristatyti visiems kitiems savo gentimis. Tai ačiū labai ir susitiksime stovykloje Liepos 6. Liepos 6-12 dienomis.